Žodžiu, dabar yra 9:30. 9:30 mes dabar atvykom į oro uostą. Skrysim. Skrysim. Čia užtraukti iki maksimum. 4 kuprinės, tai kažkuris laisvesnis tas dešiniai. Tai vat, skrendam su persėdimu, toksai truputį iššūkis yra, nes skrydis 23, nakvosim Londone, Lutone, oro uoste. Ir rytoj būsime... Nežinau. Rytoj būsim ryte Maliorkai. Hello. Chebryte, linkėjimus perdakit. Linkėjimai. Rokai. Taip mes ir keliame. Kur mes čia dabar esame? Ten, kur labai šlapia ir lyja. Šalta. Nematėt Hario Poterio? Jis susirgo. Autobusas. Mėjau, tu skris varna. Rokai, tu miegoji ar ne, kai skrydom? Ne. Ne, nemiegoji. O tu Man šalta. Nepavyko. Aišku. Gerai tada. Nu va, Londone, Lutone, bibliotekoje kažkokioj. Laukiam skrydžio į Palmą. Nepamiršk paminėti, kad prieš tai porą valandų pagulėjom bomžinę. To filmuot nenorėjau. Negalėjom eiti į oro uostą. Jo, iš tikrųjų tai išvykimas atsidarė tik tai 2:30, o mes nusileidom Londono laiku, jo, 12, ne, gal 1:30. Nu, išlipom jau. 1:30 gal buvom, tai porą valandų turėjom palaukti prie bendroji zonai, vienu žodžiu. Daug įdomių žmonių gulėjo. Žalgiris. Tai va, dabar jau pasimatysim Maliorkoj. Maliorka! Nežinau, ar pavyko, bet vienu žodžiu įveikiam visą šitą sudėtingą kelionę, kur mūsų dar 2 porelė. Esam jau Maliorkoj, eisim pasižiūrėti, kokį čia bolidą užsisakėm, Mie. Žiūrėkit, kokios nuotaikas. Kokia nuotrauka? Nuotaikas, sakau, kokia, ne nuotrauka. Kur mes, Rokai? Mes esame. Kur mes esame? Mes esame. Pilnas žmonių, visi atskrydo čia. Gerai, einam ieškot bolido. Jo, tikros. Nu va, mūsų bolidas. Volkswagen T-Cross, dedam į bagažinę daiktus. Op, op. Oba. Paniškai numeriai. Atrakinta. Pilna vietos. Važiuojam ispaniškais keliais Maliorkoj link viešbučio. Nuo Palmos oro uosto valanda kelio, 69 km buvo, liko dar 50 minučių. Šiaurės rytus. Apsiniaukę, Truputį apsiniaukę, bet šiltai jau nusiėmiau džempą jo ir jaučiasi lengvas nuovargis po naktelės. Kiek už mašiną sumokėjai? Mašiną sumokėjau. Buvo planuota mažiau, bet prisidėjo. Vienu žodžiu, bėda tame, kad
neturėjau kreditinės kortelės pasidavęs ir jie negalėjo paimti depozito iš debetinės arba iš Revoluto. Ir dėl to man reikėjo pasimti antrą kartą full insurance, nes jie neužskaitė full insurance iš bookingo. Tai va, full insurance kainavo 20 keli eurai vienai dienai. Papildomai. Ką padaryti? Nieko patirtis. Bet šiaip tas full insurance yra gerai, žinot, mūsų patirtis. Jo. Stojom po kelių užkasti. Žiūrėsim. Pažiūrėsim, rasim ką gero. Vienu žodžiu, atvarėm į tokį restoraną, kur buvo žiauriai didelė eilė. Mes naujus namus turim. Vienas vyras mane tokį ignoruoja. Jo, nes matosi, kad nelabai mėgsta turistų ir angliakalbių. Naujus namus Bet davė meniu. Mes naujus namus turim. Nu. Aš valgysiu spagečius su ryžių sriuba. Tarp kitko, alyvuogės labai skanios. Labai skanios. Atnešė nemokamai. Pavalgyt, o šiaip neaptarnauja. Nu, kaip skonis? Žodžiu, maistą atnešė per 2 minutes. Per 2 sekundės. Įdomu. Per 2 Pas mane lazanija su daržovėmis be mėsos. Šiaip visai nieko. Thank you. Atnešė dar ryžių sriubai, kažkokių lėkščių. Nežinau, paprikų kažkokių žiesiu, kas čia bus. O aš užsisakiau kažkokią kiaulieną. Kas paėmė? Ryžių sriubą atnešė. Čia bliu, o čia visas puodas. Viena Marija. Tai mes nesuvalgysim tiek. Vienu žodžiu, jau turim vieną rekomendaciją Maljorkai. Būtina aplankyti. Tai kur čia? Už viską gavos 39 eurai. Jeigu susimokėti kortelę, galima tik viduj. Tai va, žmonių čia milijonai. Daug visokių salių. Tai čia tik viena. Ten laukia, žiūrėkit, eilė stovi. Žiūrėkit, Vita, laukia eilė, pažiūrėk. Matai? Aš matau, tai aš einu. Eik, tu savo, čia va eilė. O čia skaityt kortelę. A veces es primera vez que lo pasas, tiene que ir. A lo mejor tenías que meter la posta para... Ten, eilė. Yo creo que me parece bien. Parodysiu aš jum eilutę, kokie čia yra. Ir esmė, kad čia... Esmė, kad čia šitie visi žmonės ispanai. Su vienu kalbėjom, ne visi angliškai šneka, vienas kalbėjo angliškai. Tai sakė, kad čia sekmadieniais visąlaik tai būna. Ir važiuodamas šito keliu... Thank you. Gracias. Šito keliu vis kiekvieną kartą čia užvažiuoja. Tai wow, aš čia apakęs iš tikrųjų. Bet kas labai keista ir patiko, tai galvojom, ko čia mums taip ilgai neaptarnauja ten tas vyras. Bet iš principo, kai tik tai priėmė užsakymą, nuėjo iki virtuvės ir atnešė patiekalus iš karto. Tai va. Visko iki galo ir nesuvalgėm iš tikrųjų. O kainos tai labai geros. Mes su šeima, kai važiuojam į McDonald'ą, tai daugiau išleidžiam negu čia. Tai va, tai eilė dar tęsiasi. Vienu žodžiu, tai nėra lėktuvo, kur mes skrydam, tiek žmonių netelpa čia. Boeing 737. Gerai, iki greito. Kita stotelė viešbutis. Prisiparkavom prie viešbutainio. Tai nuvarė. Pomagran. Jūra 200 metrų. Buvom prie jūros, pravarė, tai tokios fainos bangos pasirodė. Saulė lenda, karšta darosi, baigėsi mūsų žiema. Kas dabar bus? Vienu žodžiu, baigėsi ramybė viešbutį. Atvarė vaikai. Koks įdomu. Hola. Gerai, o kas laukia?
O, žaidimų namelis, va, eisit žaisti žaidimų namelį jo. Nu, atvykom. Pradėsim nuo svarbiausios vietos, yra tualetas, vonia. Jovita žiūri pelėsis ar yra. Vaikų kambarys su teliku. Ir balkonų net. Balkonas. Šona. Oh my god, vaizdelis. Čia mūsų balkonas, eik iš čia. Čia mūsų balkonas, eik iš čia. Tai vaikai būnam draugiški gerai. Jūra matosi ten toliau. Šitą pasą. Taigi man, ir pažiūrėk džiunglės, iš karto eisim pasivaikščioti džiunglės. Geras. Nu ir va, tai čia yra vienas ložės su telikom. Ai, va, virtuvę turim su stalais. Galima ganytis. Jovita jau čia. Ir kitas apartamentas. Liuks. Vaikai atrado jau, kur veiksmas. Vanduo čia šiaip tai šaltokas vandeninis. O, vanduo šaltokas vandeninis. Labas, Rokai, radot? Kaip ten Mija nuėjo? Geras. Smaginatės. Žiūrėkit, dar futbolo krepšinio aikštė yra čia, geras. Ir ten atrakcionai, geras. Nu, dabar 10 minučių ramu, po to reiks galvoti vėl ko užimti. Kaip linksma papasakot? Labai linksma. Ką čia veikėt? Labai šaltas vanduo vieta, bet nesvarbu. Kaip tau Rokai sekasi? einam, dar liko dvi kiekų. Gerai. Tai vat, tokie reikalai. Jovita ten tvarkosi, sakė, to ateis deginti. Nu ir aš čia irgi. Vaikai tai nieko, jiems daugiau nieks nerūpi. Tai vanduo iš karto persirengė, numetė visus daiktus. Gavo velnių, bet vienodai šviečia. Tai va. Einam išbandysim dabar vidaus baseiną. Ai, ne, čia. Čia žaidimų kambarys kažkur. O, va, vidaus baseiną. Kur galima prieš? Excuse me. O, kaip čia užėjai? Tai ne čia įėjimas, ar čia? Ne. Excuse me. Tai gal. Ai, ne čia. Čia ne. Ne, čia. Ai, ne. Čia spa centras. Ne, čia. Vyrai, moteris, tualetas. Hello. Ne, nerandamas įėjimas. Čia spinta? Ai, per tualetą reikia eit. Va, matai tą teta užėjai. Jo. Tu per mergaičiai. Va čia. Ne, tai tu eik per mergaičių, Mien. Taigi, čia mergaičių. Kur tu ten eini? Mie, ja. O čia. Čia. O. Kaip mes iškart nesugalvojame? Dušai visokie va. Šilta. Čia kas per daiktai. Va čia jau stovi žemė. Viskas. Mokinkitės plaukti.
Prisipliškenom, nusiprausėm, prisimaudėm, persirengėm kaip žmonės. Lygintuvą reikia ir feną. Aš jau buvau atsigulęs ištiesęs kojas ir jau galvojau viskas, autas Jovitas sako, jeigu aš atsigulsiu viskas tada. Tai dar sugalvojom nueiti pasišopinti. Supermarketai visokie. Neleidė man kalbėti. Tai kai gerumo. Tapkių turgus. Rankšluosčiai. Nupirksim man suknelę. Ai va, ir kavinė čia yra, žiūrėk. Bet tai žiūrėk, va čia yra tas marketas. Nu jiems vienodai, jie savo, mes savo. Va čia yra tas marketas, kurio mums... Nu tai mes grįždami. Gerai, grįždami, einam, pažiūrėsim ten toliau. Vieną žodžiu, Rokas čia jau, nežinau, lipa iš kelnių, jam reikia dar vienas futbolo maikės. Krūvą turi, dar jam reikia. Tai jau pasiskolino babkių iš sesės ir varo ieškoti. Kodėl jūs tam? Kur jūs taip toli nuėjot, dėl ko? Ko jūs ten nuėjot, Rokas? Ką? Aš norėjau pažiūrėti futbolo maikę. Aš jau pasirokas. Tai neikit be tėvelių, gerai? O. Futbolas, muzika, žuvytės. Čia daro pėdų tam, jo, masažą. Žuvytės pėdų masažą? Taip. Iki šikoitės ir tos žuvytės negyvo odai išvalgo. Lekastylė. Žinau, gal čia netyčia reikia jūros. Ką, tu šitos suknelės norimėje? O šitos va? Ne, tam buvo pradžioj labai gerai. Šita tai tau bus iki bambos jau čia. Oi, mama, aš ten pradžioj mačiau jau reikia. Va, im geriau tokį čia. Mallorca, old school. Mė, va, žiūrėk. Tėti, einam kur. Einam. O, thank you. Ten yra krūtų kepurių. Ai, mes nepasėjom kepurių. O, gal praeisim iki jūros čia pasižiūrėsim. Ten, mato, ten toli miškas, tai mano tikslas yra kažkada nuvaryti ten visas džiunglės pasivaikščioti. Jo. O ne, pamatys ten tos arkliukus, dviratukus, žiūrėk. Matai? Galės mus vežioti. Kastuvas 3 eurai. Vaikai pasiėmė pinigų, galės mus vežioti. Jo. Gerai, tuoj susimatysim. Einam ant kelnės, pažiūrėsiu, nupirksiu suknelę kokią. Hello. Olia, Olia. Nu, nupirksi man, ką nors rankinuką. Va, žiūrėk, kokias kelnes. O, tai tu kaip tik tokių norėjai. Panašias, va. Kiek, 80 eurų? 20. Ne, labai. Čia jaučiu, dar reikia dėrėtis bandyti. Per pusę pradžioj kalt kainą. Ką jūs čia radot? Tėti, žiūrėk, koks Sonikas. Ir Mario, ir Spidermanas. Tėti, tai va ten yra futbolo maikės. Gerai, tik kartu labiausiai reikia čia. Ar šita yra futbolo maikė? Einam toliau. Žiūrėk, kokia. Tai atrodo, kad čia. Truputį atrodo labai linksmai. Nebus, žinokit, tikrai šiltesnių dienų, tai manau tikrai. Bet šiaip gali būt, kad vanduo šiltesnis negu. Baseino? Nu. Bet nors nėra kas maudas. Tai kaip bangelė? Kaip sako Samas. Žiūrėkite! Smėlis. A, yra ten žiūrėkas maudas ir bangas. Šiaip tai visai čia pavojinga tavo. Ten buvo uolos. Eisim per tas uolas, kurią dėl. Ne, neįsim. Aš, nu tai va, aš sakau, aš iš karto užsimaniau į džiunglas varyti. Ai, paniškos džiunglės.
Nu, Jovita. Pakomentuok. Oi, užuodis silkę. Silkės kvapas yra. Fū, Tai šit ir... fū, kaip žuvim smirdi. Nu. Žuvis. Čia nežinau, kažkokios kas čia yra. Čia vėl prisišnaros ar kažką pilna. Laukės, pas mus ateina vanduo. Krūvom. Norėtųsi pasižiūrėti ar šalta, bet labai nenoriu. Pas mus ateina vanduo. Labai smirda, tikrai fu. Oi, mirsiu. Nemirs, nesimaini. Nu gražu. Man labai patinka, kai jūra susilieja ne su tokiu vaizdu, bet kai yra kažkokie tai viešbučiai, statiniai, o su tokiu. Tai miškas. Uolos ir panašiai. Tai va. Jau rado vaikai spotą, kur galima šlapinti drabužius. Ką čia darat? Nu, šaltas ar šlapias? Toks pats. Kaip mūsų Baltijos jūra vasara, ne? Ja, panašiai. Kaip būna vasara, vėjuot. Atvarėm į supermarketą, pasižiūrėsim. Kremo nuo saulės. Kremus nuo saulės ir gal paimsim kažkokių užkandų kažką tai. Taip. Kas ten rak? Nu, aišku, čia jo geras dalykas. Galima šitą? Ne, tai tu skaičiuok, čia jis kainuoja 3 eurus šitas. Mėja! 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 Nu, žiūrim, ką čia dar turim. Kur mėja? Čipsai, Pringles. Euras kem, mažiukas, didelis 3 eurai. Nu, kurorto kainas, bet dar ne toks baisiausias. Oho. Aš šitą. Saldainių bomba. Saldainių bomba, žiūrėk. Man duosi čia per saldainių bombą. Nu, pilos sustrauk. Ai, va, pas mus viešbutį vanduo negeria, nes kai aš jau buvau nupirkau vieną. Poką vandens tik dar paim. Visokių yra gėrimų ispaniškai. Kas čia? Nu, aišku, Heinz. Vyneliai, alyvuogių aliejus. Suvenyrų krūvas. Pampersai iš mampersai. Vien žodžiu, tas pats. Kas ir pas mus. Kas čia yra? Nu tu šitą pirkai tą patį, bet tik... Yra dar sulčių aš nupirkęs. Sultis išgerk. O dešros. Paštetai. Niekas nuo tokį. Nu, tau pasisekė. Ir gėrimą. Čia nėra. Tai va toks yra kurortas supermarketas. Panašiai. Tėti, gali Kaip ir čipsų. visur. Gali čipsų. Tai pirkis. Žodžiu, atkeliavom, pasimaudėm, apsivaikščiom, čia Ir pasižiūrėjom. kola. Mėja geria kolą, pavakarieniavom, papietavom. Ir nebeturim jėgų. Jo, neturim jėgų, reiškia. Tai nuotykius pratęsim jau rytoj, o šiandien ačiū, kad žiūrėjot. Iš tikrųjų filmuojam, fiksuojam akimirkas, kad po to atsimintumėm, kokie buvo šitie 2 bambukai, nes jie, vienu žodžiu, kokie yra šiandien, Bambukai. jau tokie nebebus niekada. Tai va, Mes ne bambukai. iki. Mes ne bambukai.